Iš tikrųjų dėkojam tau, kad galim būti tavo akivaizdai, čia susirinkę Viešpatie, prie tavo Viešpatie kojų, prie tavo sosto malonės. Viešpatie, dėkojam tau, kad galim girdėti, galim matyti tave, galim mąstyti apie tave, Viešpatie, ir žinoti, tikėti, Viešpatie, tą žinią, kurią tu apreiškiai prieš 2000 metų. Ir mes esam tos žinios pagauti, Viešpatie, apstulbinti ir nušviesti, Viešpatie. Todėl leisk viltis tą žinią, leisk jos į ją vis labiau ir labiau suprast, kad mes šventėtume, kad mūsų tikėjimas vis stiprėtų ir mūsų meilė augtų, Viešpatie. Dėkojam tau. Amen. Tai labas rytas visiems. Tikriausiai prisimenat, prieš metus kaip tik ir buvau kažkur. Tai esu Joelis iš Radviliškio, iš Vilniaus. Jeigu kas neprisimenat, ir šiandien patarnausiu žodžiu. Ir norėčiau pradėti. Yra toks pasakojimo tipas, labai labai populiarus. Jeigu žiūrėsit kokį filmą, jeigu skaitysit bet kokią knygą, grožinę ir dokumentinę, pamatysit, kad visur galit tokią struktūrą pasakojimą. Jeigu mes turim herojų, pagrindinį veikėją, protagonistą, mes matom, kad jis pradžiai yra savo namuose, savo tėviškiai ir jis išvyksta kažkur į kažkokią misiją, į kelionę, kur turi kažką įveikti, kažką nugalėti. Ieškot laimės, taip. Jis tada kelionį susiduri su iššūkiais, kuriuos turi įveikti ir tada grįžta namo jau pasikeitęs, jau kažko išmokęs, kažką supratęs apie gyvenimą. Ir iš tikrųjų, jeigu dabar neturėt minti, tai dabar žiūrėdami, skaitydami, pasižiūrėkit ir pamatysit, kad beveik visos istorijos, jos ant to pamato padėtos. Dabar moderniais laikais turim šiek tiek biškį kitokią istoriją, bet vis tiek viskas atsiremia į tai, žmogaus sąmonėj, tai kažkaip toks mėgstamiausias pasakojimas. Ir seniau buvo toks populiarus herojus antikos laikais, Heraklis, tikriausiai žinot. Ir jis viena kaip pasakyti, net ne užduotį, bet ko niekam nebuvo dar pavykę padaryti iš pasakojimų, jeigu mes paimsim bendrai antiką, jis padarė tokį iššūkį, kuriam nieko jokiam kitam žmogui, kurio nepavyko padaryti. Ir čia nekalbam apie tos 12 iššūkių, kur nugalėjo liūtą, šerną ten, bet vieną kartą jis atėjo pas karalių Admetą. Tas karalius, jis buvo jo bendražygis, argonautas, kuris irgi su juo buvo leidęsis į žygį, į kelionę auksinės vilnos parnešti. Ir jis besilankydamas pas jį sužinojo, kad jo žmona, kaip pasakyti, paimta mirties, tos personifikuotos mirties, Dievo Tanatos. Ir jis sujaudintas to, jis paėmė, nusileido į pragarą, ėjo su mirtim imtynių ir ją nugalėjo. Ir taip išvadavo
savo draugo žmoną ir ją, kaip pasakyti, literaliai prikėlė iš mirties. Bet aišku, mes čia žinom ir suprantam, kad čia mitas, bet iš tikrųjų mes žinom tokią panašią istoriją. Tikrą istoriją, kuri prieš 2000 metų, kad Kristus su įsikūnijimu ir mirtim ant kryžiaus taip literaliai mus išgelbėjo nuo mirties ir šėtono. Ir tą jau už savaitę švęsimus. Šiandien 3 Advento sekmadienis. Tai ir šiandien norėčiau pasidalinti tuo, ką reiškia tas įsikūnijimas, nes aš manau, kad čia viena pagrindinė krikščioniška doktrina, kurią turi tikėti, kad, būtum krikščionim. Nes be to ir be mirties ant kryžiaus mes iš tikrųjų, nėra to pagrindo. Ir šiandienos rašto vieta Hebrajams 2 skyrius, nuo 10 iki 18 eilutės galima atsiversti. Nes tam, dėl kurio ir iš kurio yra viskas, priderėjo, vedant daugybę vaikų į garbę, kentėjimais ištobulinti jų išgelbėjimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais, sakydamas, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, vidury susirinkimo tave šlovinsiu giesme. Ir vėl aš juo pasitikėsiu. Ir vėl, štai aš ir mano vaikai, kuriuos man davė Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisėmė, kad mirtimis sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnį, ir išvaduotų tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikamas Dievui vyriausiasis kunigas ir permaldutų už žmonių nuodėmes. Pats iškentęs gundymus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Toks trumpas konspektas parašytas vieno iš šventojo rašto autorių ir Evangelija. Praktiškai į tas 8 eilutės. Kodėl, kas ir ta irgi visa istorija Dievo planas sutraukia taip preciziškai, trumpai ir aiškiai, remdamasis Senuoju testamentu, atrodo eilutėm, kurios net iš pirmo žvilgsnio net ne apie tai šneka, bet mes matom, kad autorius mano, kad čia viena esminių tiesų, ant kurios viskas stovi ir kad taip ir turėjo būti ta istorija, kurią Dievas rašo, kad taip ir turėjo būti, negalėjo būti niekaip kitaip išgelbėjimas pasiektas ir atpirkimas tik įsikūnijimo. Ir kas yra tas įsikūnijimas? Tai kai Jėzus, antras trejybės asmuo, pilnai Dievas, šventosios dvasios būdu, kaip pasakyti, embrionas žmogaus buvo įsodintas į Marijos įsčias, iš jo gimė pilnai žmogus Jėzus, kuris nugyveno šventą ir tobulą gyvenimą, išpildė įstatymą, kiekvieną raidelę ir paaukojo save kaip auką, kad mes būtume švarus. Taip trumpai galėtume apibūdinti. Ir mes matom, kad Dievas, Tėvas,
siuntė sūnų į pasaulį ir sūnus nuolankiai savo noru jis atėjo va čia pas mus, kad mes iš tikrųjų būtume išgelbėti. Bet gali kilti klausimas, kai skaitom va šitą ištrauką, kaip va jeigu Jėzus yra pilnai Dievas ir pilnai žmogus, tai kaip kentėjimais ištobulinti. Tai ką, jeigu Dievas netobuls, tai jis nėra Dievas. Bet tai kodėl tada Dievas turėtų būti ištobulins? Ir čia gali daug klausimų kilti, net erezijų. Bet mes pamirštam, kad Dievas niekada nebuvo žmogum. Jeigu mes užsidarom save, kaip pasakyti, labai sterilioje aplinkoje, mes irgi galim sakyti, kad neblogi žmonės esam, jeigu į kokį ten vienuolyną užsidarius ir vien tik Bibliją skaitai, vien tik meldies, ir žiūrėk, nieks nenervuoja, jokių problemų nekyl, bet kai tik tu su kokiu žmogum sueini, prasideda kibirkštis, trintis darbe, studijas ar visur kur, ta prasme, visuomeniai. Ir tada ir pyksti, ir kenti, ir tų kentėjimų patiri nepriteklių. Ir pereidams per juos tu tobulėji. Pavyzdžiui, jeigu žmogus labai pasiryžęs sportuoti, ten eina į sporto salę, bet ar jis iškart, taip, žmogus sportiškas, bet, pavyzdžiui, niekada nebėgęs maratono, 42 kilai, ar jis iškart nubėgtų? Ne, reikėtų treniruotis pradžiai, gal 5 kilus, be sustojimo, tada 10, 20 ir galiausiai, žiūrėk, nubėgsi. Bet kaip pasakyti, kadangi Dievas buvo danguj, tai jis turėjo visą tą patirtį mūsų ir pereiti. Ir čia yra tie kentėjimai, patirti ir nepriteklių, ir kančias visas, kaip toliau rašo, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumą. Tai irgi siųstas Dievo Jėzus klusniai visą jo žodį, kaip pasakyti, įvykdė, kiekvieną raidelę Senojo įstatymo, Senojo testamento, bet ir Senojo įstatymo, galim taip irgi sakyti. Ir mes matom, kad jis tiesiog nesilaikė tos lygybės su Dievu. Ir Kristus kartu su Tėvu, jis daro tą savo darbą, jis iš tikrųjų atperka mus, veda daugybę vaikų į garbę, tą jis jau pirminį, kaip pasakyti, atpirkimą, mūsų nuodėmių atleidimą jis jau padarė ant Golgotos kryžiaus. Bet dar mes esam vedami kaip iššventėjimą į didesnę šlovę, kol galiausiai pamatysim Dievą akis į akį danguje. Ir irgi, Jėzus, įsivaizduokim, jis priekį stov visos bažnyčios ir jis tas mūsų išgelbėjimo vadovas.
Ir va, tas žodis vadovas, jis yra įdomus, nes jį galim versti ir autorius, ir archetipas, bet įdomiausias vertimas tai būtų graikiškai archegon ir jis reiškia herojus. Ir taip pat lygiai buvo pavadintas ir Heraklis, kad herojus. Va. Mes turim tokį Dievą, mūsų atpirkimo įvaizdį, mūsų atpirkimo autorių, mūsų tą herojų. Ir va čia yra ta geriausia istorija, va ta didžiausia herojaus kelionė, apie kurią pasakoja pranašai, pagal kurią paremtos ir visos kitos istorijos. Nes iš tikrųjų, kaip pasakyti, mano krikščioniškų požiūrių, kad mes žiūrėdami, vartodami dalykus kultūrinius, ar tai būtų kokie spektakliai, ar filmai, ar muzika, mes visada turim pro tą prizmę krikščioniškų akinių žiūrėti, kad ne taip mėgautis menu kaip menu, bet ką jis sako apie žmogaus prigimtį, apie tą pagrindinę istoriją, kad apie atpirkimą. Ir iš tikrųjų kartais naudinga taip yra pasižiūrėti, nes tada tu pradedi vertinti kitaip dalykus. Ai, čia pasaulietiškas filmas, nesąmonė, geriau įsijungsiu kokį krikščionišką serialą, kuris gal nelabai gerai pastatyts, bet kur ten, kaip pasakyti, kai kurie yra filmai, serialai, kur krikščioniški, kur ne tai, kad siužetas bandomas įdomus padaryti, bet tiesiog pamokslaujama. Ir mums tikintiesiam tai gerai, bet ar pasauliečius kažkokius tai palies, jeigu, grinai pamokslaujama, mane nufilmuoti ir kino teatre parodyti, nieks nežiūrėtų. Tai kažkam gal įdomus bus? Bet taip, be jokių scenų, be jokių vystymų, ta prasme, kur ta istorijos, jeigu nebūtų, tai nėra įdomu žiūrėti. Ir atkreipkite dėmesį, jeigu žiūrit filmą, jeigu nėra kažkokio tai siužeto, jeigu nėra kažkokios tai problemos, su kuria reikia susidurti, kurią reikia veikti, tai, kaip pasakyti, labai neįdomu žiūrėti. Geriausi filmai, geriausios knygos, kur skaitai ir negali atsitraukti, kas kitam puslapį bus, kaip herojus atrodo išgyvens tokioj situacijai. Ir mes matom, kad bet visas istorijos suplaukia į tą pagrindinę, kaip Čarlzas Dickensas yra pavadinęs, geriausia visą laiką papasakota istorija. Jis irgi yra parašęs savo vaikam, tokia kaip pagal Evangelijas pasakojimus savo vaikams skaitydavo prieš miegą irgi. Ne iš Biblijos, bet, kaip pasakyti, kadangi ir pats buvo rašytojas, tai tikriausiai profesinė liga kažką pataisyti, kažką pagerinti. Bet mes matom tą geriausią istoriją. Ir toliau skaitom, šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Čia galim suprasti, kad
visi kyla iš vieno, šventytojas ir šventinamieji, tai apie Kristų ir bažnyčią, bet visi kyla iš Dievo. Galima ir taip skaityti. Bet šiaip tai šventytojas, tai Kristus, bažnyčia yra šventinamieji va visi, bet visi kyla iš vieno, tai čia kalba apie žmogaus prigimtį. Kad visi mes esam kilę iš Adomo, tiek Jėzus, tiek mes kaip bažnyčia, pagal kūną, o pagal tikėjimą mes Abraomo vaikai. Tiek Jėzus, tiek mes. Nes Jėzui irgi vėliau pamatysim, kad Jėzui irgi reikėjo tikėti. Nesvarbu, kad jis nusileido iš dangaus, bet ta eilutė, aš jo pasitikėsiu. Apie tikėjimą. Ir kaip Abraomas tikėjo, kaip ir mes tikim, taip ir Jėzui reikėjo tikėti. Ir kadangi Jėzus yra iš mūsų tarpo, todėl jis ir gali vadinti mus broliais. Gali mus vadinti broliais ir seserim. Sesis, neįsižeiskite, jeigu čia skaitot. Todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Nu, o kodėl nesesim? Bet iš tikrųjų čia visa bažnyčia esam Dievo vaikais būtent dėl to, nes Kristus pasirinko toks būti. Ir matom, kad čia šitoje iššūkai cituojamas 3 rašto vietos, jos iš Senojo testamento ir 12 eilutė, kur pacituojama, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, vidury susirinkimo tave šlovinsiu giesme. Yra citata eilutė iš 22 psalmės. O jeigu atsiversit 22 psalmę, jūs pamatysit, kad tai yra mesijinė psalmė. Ir šita eilutė praktiškai yra gale. O pradžiai kalbama apie kentėjimus, apie Kristaus kančią, jo perverimą ant kryžiaus, jo sulaužytus kaulus. Bet mes matom, kad prasidėjus baisiai psalmę, jie baigęs labai su linksma, su džiugia nata, kad nors jeigu paskaitysi baisus dalykai, bet vis tiek po to aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, vidury susirinkimo tave šlovinsiu giesme. Nors Jėzus tokius baisius dalykus iškentėjo, būdams žmogus, jis vis tiek dėl to galėjo tą Dievo vardą mums pristatyti, mus įvaikinti. Ir dėl to jam iš tikrųjų šlovė. O sekančias citatas, aš jo pasitikėsiu ir štai aš ir mano vaikai, kuriuos man davė Dievas, yra iš Izaijo pranašystės, 18 skyriaus. Tai yra 8 skyriaus, atsiprašau. 8 skyriaus, 17 ir 18 eilutės. Aš lauksiu viešpatės, kuris paslepia savo veidą nuo Jokūbo namų, aš pasitikėsiu juo. Aš ir mano vaikai, kuriuos man davė viešpats, esame kareivijų viešpatės, kuris gyvena Sijono kalne, ženklas ir įspėjimas Izraeliui. Ir irgi, mes jeigu paimam tik šitokią ištrauką, kaip čia apie pranašas, Izaijas taip sako, kad aš lauksiu viešpatės, bet mes matom, kad aukščiau šiek tiek 14 eilutėj
irgi apie Mesiją rašoma. Jis bus pašventinimas, suklupimo akmuo ir papiktinimo uola abiems Izraelio namams, spąstai bei kilpa Jeruzalės gyventojams. Daugelis suklups, kris ir sudus, išsipainios ir bus sugauti. Mes matom, kad čia irgi tie mesijiniai atgarsiai, tos istorijos. Nes Izaijas čia kalba apie tą šiame skyriui kalba, kad jam Viešpats liepia vest pranašę, įeit pas ją, pažinti ją ir turėti vaikų, kurias jis pavadins grobį skubėk plėšti. Irgi, kaip pasakyti, Viešpaties tas planas, Viešpaties žinia per žmogų ir per jo, kaip pasakyti, vaikus. Ženklas ir įspėjimas Izraeliui. Aš ir mano vaikai bus. Ženklas ir įspėjimas. Ir mes matom tuos atgarsius. Ir iš pradžių, kai mes skaitom, kodėl čia apie Viešpatį. Bet mes matom, kad kaip Izaijas buvo pranašas, taip ir Jėzus buvo pranašas, bet jis, kaip pasakyti, ne fiziniu būdu vaikų susilaukė ir taip paskelbė Viešpatį žinią, bet tuo grinai dvasiniu. Ir mes vėliau šiek tiek ir paaiškinsiu, kodėl, kaip, kokiu būdu. 14 eilutėje jau Hebrajams laišką skaitom, kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis dalimis juos prisiėmė. Kadangi mūsų prigimtis, mūsų visų žmonių prigimtis ta pati, kad mes turime ir sielą, ir kūną, todėl atpirkimui ir reikėjo įsikūnijimo, kad vienas žmogus, Jėzus, tobulai atstovautų mus prieš Dievą ir išgelbėtų iš šėtono valdžios. Ir tai tas geriausias sprendimas, kaip mes 10 eilutėj, priderėjo, vedant daugybę vaikų į garbę kentėjimus, ištobulinti jų išgelbėjimo vadovą. Priderėjo, tas žodis, kitaip ir būt negalėjo pagal Viešpatės planą, nes tas sprendimas, jis įsikūnimo, jis patenkint tiek Viešpatės teisingumą, tiek ir gailestingumą. Kad Viešpatės šventumas nėra suteršiamas, bet ir mes esam, kaip pasakyti, likę gyvi, nepaliesti Viešpatės rūstybės. Ir mes toliau skaitom 14 eilutėj. Kad mirtimis sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnė. Kaip velnas turėjo mirties galią? Ar jis galėjo taip, tu šiandien mirsi žmogui ir, kaip pasakyti, kaip giltinė, kaip pradžiai sakiau tą pavyzdį apie Heraklį, Tanatos, mirtis personifikuota. Ne. Šiaip tai ne tokį požiūrį, kad, bet jis, šėtonas, jis mūsų kiekvieno gyvybę turėjo ta prasme, kad viskas šiam pasaulyje yra paliesta nuodėmės, mes patys esame nuodėmingi, mes tą žinom. Ir
kadangi mes esam nuodėmės vergyjoje, mes negalim prieiti prie Dievo, nes jis yra šventas. Ir kadangi jis yra šventas, o mūsų nuodėmė tokia didelė, nėra tokios didelės aukos, kuri pašventintų mus su visam. Todėl šėtonas kiekvienam žmogui numirus, jis reikalauja iš Dievo teisingumo, kai Kristaus dar nebuvo. Jis reikalauja, kad Dieve, tu tai pasakei, kad tu esi šventas, o nuodėmė prie tavęs negali prieiti, jis kaip prokuroris teisme, kad kuo labiau apkaltint, kad kuo didesnę bausmę skirtų teisėjas. Viešpats yra teisėjas ir šėtonas tokiu būdu mus legaliai buvo pasiėmęs. Mes buvom jo valdžioj. Nors, kaip pasakyti, viešpats visagalis ir didingas, bet ir atrodo, čia šėtonas rado tą kabliuką, už kurio nuo pradžios knygos galėjo kaltinti mus Dievui, bet mes matom, kad tai mes tokioj nepavydėtinai situacijai buvom. Ir kaip išsivaduoti, kaip reikėjo mus išvaduoti iš tos vergyjos. Todėl čia ir atėjo Jėzus, kad mirtimi sunaikintų velnę ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergyją. Mes turim tobulą žmogų, kuris išpildo įstatymą, jis yra pilnai išbandytas ir galiausiai didžiausias išbandymas yra mirtis ant kryžiaus, ta auka tobula be kliaudos, kuri sutaikina mus su Dievu. Ir jis teisiškai atstovavo mus. Todėl jis turėjo būti pilnai žmogus. Ir kadangi jis vienintelis nenusipelnė mirties, tai šėtonas neturėjo galios jo sielos pasimti. Dėl to jis ir sako, kad mano siela yra mano ir aš ją atiduodu už jūs. Šėtonas negalėjo pasisavinti. Tai dėl to jis turėjo būti pilnai Dievas. Bet čia mes susidurim tada su problema, kad jeigu žmogus yra, mes kiekvien suprantam, kad esam laikini, neaprėpiam nei daug laiko, nei erdvės, 70-80 metų, kai kam pasiseka gal ir 100 nugyventi, bet mes esam tokie riboti. Ir jeigu Jėzus išpildė įstatymą, tai jis išpildė savo, arba už kažkurį dar vieną kitą žmogų, kaip pasakyti, literaliai, tai būtų Barnabas, nes prisiėmė Barnabo kaltę. Bet ne, jis už kiekvieną už mus kentėjo ir numirė. Ir atpirko. Ir kadangi jam reikėjo atpirkti visą žmoniją, ne tik jo amžininkus, bet ir praeityje gyvenančius. Ir mus ateityje gyvenančius. Tai jis turėjo būti pilnai Dievas. Nes Dievas yra daug vertingesnis nei žmogus. Todėl ir aprėpė, kaip pasakyti, visą amžinybę, tiek praeitį, tiek dabartį, tiek ateitį. Todėl pradžiai jis savo mirtim atpirko savo amžininkus, tada nusileido į pragarą, atpirko visus šventuosius,
Pradedant nuo Adomo, Abraomo iki visų pranašų, iki Dovydo, iki Saliamono. Ir tada, matydamas mus ateity gimstančius, jo bažnyčią gimstančią, jis atpirko ir mus. Ir va mes turim va tokią, kad va pilnai Dievas ir pilnai žmogus. Ne 50 ant 50, bet pilnai Dievas ir pilnai žmogus. Bet kadangi mes mąstydami apie tuos dalykus, pilnai jų nesuprasdami, mes dažnai esam linkę ir į kraštutinumus. Labai sudievinti, kaip pasakyti, padaryti tokį pernelyg šventą. Jis buvo šventas kaip žmogus, Jėzus, bet turiu omeny tą žmogiškumą pašalinti. Nes pagalvojus, tai jis juk ir gimė. Marija jam turėjo ir sauskelnes keisti. Jis ten Betliejaus gatvėm lakstė mažas, kai iš Egipto grįžo į Nazaretą, turėjo išmokti dirbti. Jam galbūt irgi buvo įsimylėjęs kokią Mariją iš šalia esančią kaimą. Jis dirbo, jis vargo, jis kentė, jis verkė, jis džiaugės, jis kentėjo, alko, nebijojo, bet, kaip pasakyti, bet tiesiog, skaitant Evangelijas, mes pamatysim, kad pilna emocijų, kad nėra reikalo tą sudievinti. Ir mes tą matydami, mes iš tikrųjų galim suprasti, kad jis patyrė tai, ką mes patyrėm kiekvieną dieną. Iš tiesų jis patyrė dar daugiau, nes kiekvieną dalyką jis, kaip pasakyti, tobulai įvykdė, tobulai paklusnus jis buvo. Mes, jeigu kalbant apie nuodėmę ir kentėjimus, tai duosiu pavyzdį. Jeigu kuris žmogus stipresnis, kuris nusideda po valandos ar po paros? Dvasiškai, kaip pasakyti. Kurį mes vertintume kaip stipresnį žmogų, nors aišku. Tai taip. Tai jeigu turim, kuris pratempia parą ir kuris pratempia savaitę, tai mes savaitę. Bet jeigu mes turim tą, kuris pratempia taip visą gyvenimą, nepasidavęs nuodėmiai, tai mes galim sakyti, kad jis tikriausias žmogus, kuris kada nors yra gyvenęs. Nes jis viską, ta prasme, jis viską iškentė. Ir dėl to, didžiulė paguoda. Nes kaip ir skaitom, pats iškentęs gundymus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Esam jo broliai ir sesės, esam jo atpirkti, vedami prie Dievo, bet ne tik tai, bet ir tas pats gyvenimas, kad jis mus supranta, jis mus ne tik girdi. Vienoj psalmėj yra, kur Dovydas meldžias: Viešpatie, išgirsk mano maldą, suprask mano apmąstymus. Ir iš tikrųjų, ir pagalvojus, taip, Viešpats, suprant, ką aš mąstau, suprant, kuo aš gyvenu, nes jis pats buvo visą tai patyręs. Ir mes dėl to ir švenčiam Kalėdas, nes tai ta istorija,
kai dangus įsiveržė į žemę, ta epopėja, tas pagrindinis lūžis, kai herojus turi pasirinkti tą lemtingą sprendimą, kad išgelbėtų kraštą, kad išgelbėtų draugą, kad išgelbėtų princesę. Vėliaka. Bet jis tas herojus, kurio mes laukiam, jis tas supermenas, kuris atskrido, bet atskrido ne iš tolimos planetos, kur šviesmečių, bet ne gimęs, augęs, prisėmęs mūsų prigimtį ir supranta, ką reiškia būti žmogum.